Radio. Power Hit Radio. Power Hit Radio. Power Hit Radio. Šokių muzikos hitai numeris 1. Kągi, nepraėjo nei mėnuo ir mūsų studijoje vėl svečiuojasi tikrai nuostabus talentingi žmonės Julija ir Justas. Čia Sniksara Julija Fedotova. Sveiki atvykę! Labas. Labas. Kaip gyvenat? Viskas tvarkoj. Kaip oras jums toks? Žudantis. Kas jums patinka tokio oru? Ką jums patinka veikti tokio oru? Miegoti. Jo, būt lovai. Tai o šiandien galima tai padaryti, pavyzdžiui, grįžus iš Powerio studijos, iš karto grįžti ir į lovą. Nu, dėja, ne. Aš džiaugčiausi, jeigu galėčiau turėti tokį gyvenimo ritmą, visai būčiau nieko prieš. O aš esu girdėjęs, kad, žinai, kiekvienas žmogus laisvas daryti, ką nori iš tikrųjų. Ok, nefilosofuosim, aš supratau. Laisvas, kaip jam leidžia aplinkybės. Gerai, nenusišnekam, grįžtam prie esmės. Šiandien mes pristatome Ksara and Fedotova versus Pompa. Viskas tavo bosui 2012. Toks labai ilgas pavadinimas, bet jis pasako tikrai labai daug ką. Visą gyvenimo esmę pasako. Taip. Viskas tavo bosui. Kiek tau buvo metų, kai tu pirmą kartą šį kūrinį išgirdai? Man buvo kokių 11-12 metų. Kiek aš atsimenu, šitas kūrinys buvo paleistas į eterį 92 metais. Tai vat 11 metų. Ir kokie prisiminimai? Labai geri. Aš prisipažinsiu, kad Pompa tais laikais buvo mano pati mėgstamiausia grupė. Tai galima sakyti, kad ji tave paskatino ir didžėjauti, galbūt netgi. Galbūt, nes Pompos toj ankstyvoje kūryboje buvo girdėti tokie elektroniniai garsai, ten buvo toksai, kaip aš vadinu, dance rapas. Tai galbūt, kas ten žino. Super. Julija, kada tu pirmą kartą išgirdai šitą šedevrą? Pirmą kartą išgirdau kažkur prieš 9 metus, dar gyvenau Minske. Justas atvežė man kasetę ir norėjo parodyti, Julija dabar bus tūsas. Ką jisai klausė vaikystėje. Perklausiau, bet nieko nesupratau, nes lietuviškai dar nemokėjau kalbėti. Paskui po kažkur tai prieš metus laiko dar vieną kartą paėmėm viską, perklausėm visą albumą. Ačiū Dievui, jau supratau, apie ką kalba eina. Kur buvo mūsų galvos, ne? O, sakykit, pavyzdžiui, iš tikrųjų buvo ir daugiau kūrinių ir grupių tuo metu. Kodėl pasirinkote perdirbti būtent šį Pompos kūrinį ir kodėl būtent Pompa? Pompa tai yra nostalgija, aš kaip ir sakiau, tai buvo mano pati mėgstamiausia grupė, o po to ėjo ten Cell ir visos kitos. Bet netgi Cell grupė tai yra kilusi, ta prasme, Egi inspiravo Pompa. Jisai ir rašo savo biografijai, kurią galima surasti internete, visur neslepia to. O dėl ko būtent viskas tavo bosui, tai aš manau, kad tai yra toks pirmas ir turbūt geriausias mano asmeninė nuomonė visų laikų Pompos kūrinys. Ir galbūt netgi aktualus šiuo metu, ar ne? Aš manau, kad taip, jisai buvo aktualus 92-93 metais. Visi prisimena, kokia tai buvo situacija visuomeniai ir šiais laikais. Super, grįšim netrukus po 2 dainų. Power Hit Radio. Transliacija internetu. powerhitradio.lt. Būtų visai smagu, pagalvojau, kad klausytojai matytų, kas čia vyksta pertraukoje, ar ne? Geriau jie nematytų. Vygantai, geriau nematytų. Justas biškai buvo prisnūdęs dabar. Nieko, būna. Nereikia savęs teisti. Ar ne? už savo silpnybės. Gerai, Justai, grįžtam prie kūrinio, kurį netrukus pristatysime. Kodėl Pompa buvo tuo metu populiari ir kodėl ir kiek tai gali būti aktualu dabar? Aš manau, Pompa buvo populiari dėl to, kad ji atspindėjo to laikmečio didžiąją dalį visuomenės. Žodžiu, tie vyrukai ten toj pirtyje? Jo, jiems buvo prie širdies visi šitie tekstai, įvaizdis ir taip toliau. Ir tas toks gyvenimo būdas tada buvo populiarus. Ir daug žmonių norėjo būti panašus į tos. Daug žmonių norėjo, buvo idealai tie žmonės, kai kurių žmonių, dalies žmonių, reiškia. Ir aš manau dėl to, tai yra visuomenės atspindys. Ir praktiškai, kaip mes šnekėjom su reiškia
Pompos idėjinių vadų, Justu Mamontovu, tai praktiškai šiais laikais, niekas nepasikeitė iš esmės. Pasikeitė galbūt tik tai formos. Kas gali pasikeisti per 20 metų? Labai daug kas gali pasikeisti. Ne, iš esmės aš sutinku su tavim, kad aktualijos jos vis tiek išlieka panašios. Jo. Ir hip-hopo muzikoje vėlgi vis dar figūruoja kieto vaikino įvaizdis, merginos šalia ir panašiai. Jo, bet kadangi reiškia tas amerikietiškas ar ten angliškai dainuojamas repas ne visiems yra suprantamas iki galo, taip, tai lietuviškas yra labai jisai toks priimtinas. Taip. Ir plus dar antras toks dalykas, dėl ko Pompa, mano nuomonė, buvo populiari, tai šita grupė naudoja labai išskirtinius tembrus. Tais laikais tai buvo elektroninė muzika. Naujovė. Galima sakyti elektroninė muzika. Plus lietuviškas repas, aktualus repas. Tai visas tas susidėjo. Ir gavosi, kas gavosi. Dar priedo idėjiniai vadai buvo labai žymus, Justas su Andriu Mamontovu. Taip kad tai jau savaime sugebėjo išstumti į aukštumas. Jo, bet kokiu atveju. Julija, ar kūrinys bus išleistas? Taip, būtinai bus išleistas Mixmasters Records. Kada? Greitai jau planuoja tai padaryti? Manau, kad greitai ir dabar aš manau, kad pats laikas paskelbti konkursą, ieškom remiksuotojų. Va. Ir kas mūsų coveriui padarys gerą remixą, keletą darbų, tikrai įtrauksim bendrą paketą ir išleisim Mixmasters Records. Super! Mes apie tai būtinai dar daugiau kada nors pakalbėsime ir savo ruoštų aš paanonsuosiu ir paprašysiu visų mūsų remiksuotojų ir prodiuserių kurti jums remixus, ar ne? Gerai. O mes keliaujame į priekį ir netrukus vėl grįžime. Power Hit Radio. Šokių muzikos hitai numeris 1. Mes dabar turim daug šypsotis, nes mus filmuoja ir paskui mus bus galima pamatyti tv3play.lt kanale. Ar džiaugiatės tuom? Aišku. Ne kasdien papuolė, ar ne kažkur tai? Čia man gyvenimo įvykis. Į video. Aš sakau, čia yra nerealu. Galva geras žodis, nerealu. Gerai, Justai, ar tiesa, kad tu pats repuoji kūrinyje, kurį mes netrukus ir pristatysime? Kalbu apie Ksarant Fedotova versus Pompa, viskas tavo bosai 2012. Kaip tai beskambėtų, bet tai yra tiesa. Aš tai kažkaip nesistebiu. Kuo toliau aš tave pažįstu, tuo tu man daraisi toks kartais tave sunku prognozuoti, žinai. Neprognozuojamas. Ačiū už komplimentą. Juokauju. Taip, aš repuoju. Mes repuojam kartu su Justu Mamontovu, vienu iš Pompos įkūrėjų. Repuojam kas antras trupelį. Atsiskaičiavot, ar ne? Pirmas, antras. Jo, ir dabar klausytojai turės atspėti, kur aš repuoju, kur Justas Mamontovas. Aš bandžiau, žinok, atpažinti tavo balsą, kažkaip nesisekė man. Labai pakeitei, matyti. Padarėjai tokį Papiktinau. Ar pasirodymų metu irgi parepuosi, pavyzdžiui? Ar galima tikėtis, kad tu groji prie grotuvų, viską, paskui prieina Julija, tave nusumė, tu pasiemi mikrofoną, iššok ir pradedi repuoti? Tai būtų gražu. Iššoku ant scenos, pasiemu mikrofoną ir sakau, dabar sveikinu su gimtadieniu Žorą. Ir surepuoju antrą Pompos, viskas tavo bosų stulpelį. O kadangi tu kas antrą eilutę repuoji, tai kas antrą ir surepuoji. Ačiū už super idėją. Super. Taip ir padarysi. Gerai, dabar surimtėkim. Aš tikiu, kad tai yra neįmanoma iš tikrųjų, kad tu išeitum ir surepuotum. Nors kita vertus, kaip ir minėjau, visko galima iš tavęs tikėtis. Viskas įmanoma. Šiais laikais. Pagyvensim, pamatysim. Aš manau, kad viskas įmanoma. Pinigai viską gali. Jo, jeigu 500 žmonių man sumės po 20, tai tada aš tikrai surepuosiu. Gerai. Julija, papasakok apie tuos artėjančius pasirodymus. Pasakoji, kad yra kažkokių planų įdomių ir panašiai. Taip, kaip ir minėjau praeitą sykį, kad dabar ruošiam visiškai naują pasirodymą su Karina. Pradėjom bendradarbiauti su Mantu Bžesku, kuris mums padės su programa, su naujo įvaizdžio kūrimo, su vadyba, su PR-u. Tai ruošiam programą nuo spalio mėnesio, pradėsim koncertuoti. Ir būtinai tai bus visiškai neįtikėtinas šou, teatralizuotas šou,
pasirodymas ir visiškai neįprastas klubams. Tai būtinai pranešim visiems viešai, kada ir kur galima bus atvykti ir mus paklausyti ir pamatyti. Kągi, laukiam. Jo, mes irgi laukiam ir ruošimės labai smarkiai. Atėjo momentas, kada tikrai turiu pasakyti jums ačiū, kad atėjote dar kartą čia į Powerio studiją. Ir atėjo momentas, kada turiu pristatyti naują jūsų darbą. Labai jums ačiū, kad pakvietėt. Jo, ačiū labai. Visada esate laukiami tiek patys, tiek jūsų muzika. Ačiū. Iki. Ačiū, iki. Iki. Kągi, eteryje Xara and Fedotova versus Pompa. Viskas tavo bosui 2012. Lietuviška šokių muzika per Power. Prie Baltijos jūros, pasienio zona, valiutiniai klubai tavo naktis, tai jos tame šio purvas, biznis, narkotikai, smurtas ir dieną mėgi naktį dirbi tavo